Čia Privatas, pažinčių laida 90-ųjų vaikams. Šiandien laidos viešnia, drauge su 3 slaptais svečiais, atsakinėsi 12 nostalgiškų klausimų. Daugiausiai sutapusių atsakymų autorius bus pakviestas susipažinti gyvai. Ar nostalgija suves geriau nei Tinderis? Netrukus pamatysime. Aš Milda, gyvenau daug metų Ispanijoje, tai dabar esu ispanų kalbos mokytoja. Grįžau į Lietuvą per pandemiją ir dabar gyvenu Vilniui. Man tuoj 38 metai. Ir prie pokalbio prisijungia kokteiliukas, anapus kitapus ir fainuoliukas LSD. Sutrumpintai gal vadinsim tiesiog fainuoliuku. Sveiki vyrukai. Beje, gerą internetinį ryšį mums užtikrina eSIM kortelės Seili. Parsisiuntę, naudokite kodą 90 kioskas ir gausite 15% nuolaidą pasirinktam planui. Grįžtam prie dalyvių. Kokteiliukas skamba tai kaip užuomina, kas bus po laidos. Anapus kitapus labai kontrastuoja nikneimas su nuotrauka. Fainuoliukas, man tai su to frogų geros asociacijos vien dėl Olego Šurajevo, tai ką aš galiu pasakyti. Ir iš karto perinam prie pirmojo klausimo. Ką labiausiai norėtum veikti per pirmą pasimatymą 90-aisiais? Klausytis muzikos per Viniampą, eiti į kompiuterinę ar valgyti tirpuko ledus? Klausytis muzikos per Viniampą bei aptarnėti, kaip tos dainos darė įtaką kultūrai, socialiniai raidai ir ką patys išgyvename ir išgyvenam dabar, klausant tų dainų iš naujo po tiek metų. Tirpuko ledai. Mangų skonio šerbetas popieriniam podelyje ypač. Šerbetas. Kompiuteriniai 1 litas būdavo 30 minučių. Eitume 1 prieš 1 pašaudyti. Mano pasirinkimas tai vienareikšmiškai Vinampas, nes muzika yra svarbi mano gyvenimo dalis. Ir labai gražus ekvalizeris būdavo, kiek pamenu. Tik tai Vinampas. Ką pirmiausia užsisakytum 90-ųjų kavinėje? Pica su dešrelėmis, Kijevo kotletą su bulvytėmis fri ar bandelę su kakava. Kijevo kotletą su bulvytėmis fri. Su šituo neprašausi niekur. Nesvarbu, ar tau 15 ar 35. Pica su dešrelėmis. Kijevas forever karaliauja mano širdyje. Mano irgi širdyje Kijevas karaliauja. Oi, paliečiau mikrofoną. Vakar valgiau ir užvakar irgi Kijevus, tarp kitko valgiau, tai tik tai Kijevas. Trečias klausimas. Kuri veikla tiktų tavo svajonių savaitgaliui? VHS filmų maratonas namie, išvyka prie jūros ar stalo žaidimų vakaras su draugais? Jūros stichija. Stalo žaidimų vakaras su draugais, ypač tų visokių keistų žaidimų iš žurnalų. 100 metrų iki jūros ir karštas riebaluotas smėliu aplipęs čeburėkas. Mano tai videokasetės, nes turėjom kolekciją namie. Tai norėtųsi dar kartą po tiek daug laiko pažiūrėti. Aš žinau, kad dar vieną vasarą mes turėjom Godzilla, daug kartų žiūrėta. Ketvirtas. Kuris 90-ųjų muzikinis pasirinkimas tau geriausiai tiktų? Mango, Rebel Heart, Bavarija. Rebel Heart. Kiek vakarų prie laužo būta sukelęs pas tave? Visi neblogi, bet žinant, kad pasimatymas sunku pasirinkti tarp Mango ir Bavarijos. Tebūnie Mango. Mango, alyvos ir raskila. Tai aš man irgi sėdėjau prie šito klausimo, bet pasirinkau Rebel Heartus vien dėl to, kad tai yra roko muzika, bet alyvas ir raskila ir dabar turbūt paniuniuočiau, tai Rebel Heart. Na ir pasižiūrėkime į tarpinę širdelių suvestinę. Kokteiliukas turi 3 sutapusius atsakymus, fainuoliukas 1, o anapus kitapus kol kas su 0. 5 klausimas. Jei turėtum 100 litų 90-aisiais, kur juos išleistum? Muzikos kasetėms ir Bravo žurnalams, naujiems sportbačiams iš Gariūnų ar bilietų į krepšinį ir alui su draugais. Dažnai tektų naujus skaičiūzus pirkti. Kosminiai pinigai tuo metu, kadangi alui dar gal kiek per anksti, tai muzikos kasetėms CD, Bravo, Popcorn, ausis ir vokiškam muzikiniam žurnalui, kurio neprisimenu pavadinimu. Sportbačiai. Tikri, originalūs, pažadu. Iš tikrųjų, tai turiu silpnybę skaičiūzam, stengsiuosi neliest mikrofoną, nes turėjau crushų daug skeiterių Radviliškių, bet aš pati, kadangi neskeitinu, tai man aktualiau yra kasetės ir žurnalai, tai va čia įdomu, kaip sutraktuoti tą suderinamumą. Ką pasirinktum žiūrėti pirmajam pasimatymui kino teatre? Titaniką, Matricą ar Cimarrono žirgą? O gal pabūkim vaikais per pirmąjį pasimatymą? Cimarrono žirgas. Ir pirmas pasimatymas – Titanikas. Matrica, būk mano Trinity, aš būsiu tavo Neo. Gerai.
Būsiu, taip, aš irgi matricą renkuosi, nes mokslinė fantastika, o iš tikrųjų to žirgo tai net nemačius, gal aš kažką labai daug prarandu, bet mokslinė fantastika. 7. klausimas. Kaip labiausiai patiktų gauti meilės žinutę? SMS per Nokia 3310, raštelį pamokų metu ar dedikacija per radiją? Raštelį pamokų metu Let's keep it classy. Esu gavęs keletą raštelių, todėl juos ir renkuosi. Raštelis, Valentino paštas ir KML. Raštelis. Turiu išsaugojus irgi iš mokyklos laikų. Tai labai romantiška, labai cute. Tai raštelis. Jeigu turėtum vedžioti šuniuką, bet lyja lietus, ką darytum? Eičiau, nes privalau. Disciplina. Palaukčiau, kol nustos. Kantrybė. Pasikviesčiau kažką kartu. Kompanija. Disciplina. Nesvarbu koks oras, svarbu apranga ir nusiteikimas. Pasikviesčiau kažką kartu, nes beveik visur, kur eidavau, kažką kviesdavausi kompaniją. Kompanija. Svarbu ne oras, o noras. Aš labai myliu gyvūnus ir juos prižiūriu savo draugam, kaimynam. Tai jo, būna pavedžiota, kada reikia, nesvarbu koks oras, galim ir tam šuniukui striukytę uždėti. Tai taip, real story, disciplina. Na ir pažiūrėkime, kaip atrodo širdelių suvestinė dabar. Kokteiliukas 5 sutapę atsakymai, fainoliukas 3, o anapus kitapus jau turi 2. Liko paskutiniai 4 klausimai. Kokia tavo mėgstamiausia romantiška veikla? Pasivaikščiojimas senamiestyje, karaoke vakaras su draugais ar naktinis pasivažinėjimas automobiliu? Naktinis pasivažinėjimas automobiliu, o vasarą motociklu. Pasivaikščiojimas senamiestyje. Pasiklyskime tarp gatvių pasivaikščiodami. Aš renkuosi karaoke, todėl kad aš anglicizmai passionate about karaoke. Aš dalyvavau karaokės čempionatuose Ispanijoje, skraidžiau atgal pas draugus. Tai tik karaoke. 10. Kurį skanėstą grąžintum į rinką? Traškučiai 10 balų, sūrelis jo, šokoladukas tiko. Šokoladukas tiko, kokosai. Sūrelių niekad nemėgau, 10 balų, ne, renkuosi šokoladuką tiko. Kažkam tiko, o kažkam ne. Sūrelį jo, nes buvo išskirtinis sūrelis, tikrai laukdavau, kada mama grįš iš darbo ir knisausi po pirkinius, kol rasdavau sūrelį jo. 2 širdelių vertės klausimas. Kas geriausiai apibūdina tavo požiūrį į pasimatymus? Turi būti spontaniška ir linksma. Turi būti suplanuota ir gražu. Turi būti paprasta, bet nuoširdu. Turi būti suplanuota ir gražu. Moterisgi negali visą laiką planuoti. O spontaniškumui ir nuoširdumui liks erdvės pasimatymo metu. Spontaniška ir linksma. Bet paprasta ir nuoširdu irgi tiktų. Spontaniška ir linksma. Mažiausiai planavimo atneša geriausius prisiminimus. Spontaniška ir linksma. Ir paskutinis klausimas. Kurį veiksmą labiausiai rinktumėsi pirmo pasimatymo pabaigai? Atsisveikinimo šokį pagal labambą, bendrą nuotrauką su vienkartiniu fotoaparatu ar pasivaikščiojimą iki stotelės ir bučinį prieš išsiskiriant? Bendrą nuotrauką su vienkartiniu fotoaparatu, argi nežavu bus anūkams parodyti? Kadangi romantikas esu, tai renkuosi stotelės scenarijų. Nuotrauka verta 1000 žodžių. Aš pasirinkau lambadą, nes galvojau, kad ten pasirinkau labambą, nes galvojau, kad ten lambada, bet stotelė, tai taip, aš važinėjau viešojo transportu, tai man tiktų, bet bučinys, man atrodo, čia labai suponuoja daug dalykų. Tada ir pasimatymas turėjo būti vykęs, pavykęs, taip toliau, tai aš kažkaip pagalvojau, kad jeigu pasirinksiu C, tai iškart pasirašau. Tai ne, taip netinka. Tai dėl to tokį labiau crazy pasirinkau sušokti šokį. Ir žiūrime, kas surinko daugiausiai širdelių ir yra kviečiamas į privatą. Situacija tokia, kad fainoliukas ir kokteiliukas turi po lygiai 5 širdeles, anapus kitapus 4. Taigi, užduodame bonus klausimą fainoliukui ir kokteiliukui. Katės ar šunys? Šunys. Katės. Šuo buvo šalia. Ir į privatą kviečiame daugiausiai sutampančių atsakymų pateikusi fainoliukas. Kaip papuoliam? Kaip tu papuoliai? Kaip aš papuoliau, jo. Taip, tai mano vardas yra Stasys, man yra 32 metai, ne, 33, dievau, pamiršau. Esu testuotojas ir esu iš Vilniaus. Kas čia vyksta? Ar jūs pažįstami iš seniau?
Tai paskutinį kartą, kai krauščiausi, tą butą man aprodė Stasys. Nuo to laiko nepalikau jo ramybei, vis rašiau, o tik kaip pašto dėžutę atrakinti, o tik kaip apmokėti komunalinius. Va, šiaip netaip pasikviečiau Stasį į pasimatymą, į pirtį, bet nuo to laiko kažkaip neišėjo susisiekti su Stasiu. Kurį laiką? Ir štai mes čia. Ne, šiaip aš vis pagalvojau, reikėjo atrašyti. Žinai kodėl? Nes radau raktų dar vieną porą. Bet kažkaip mūsų likimas visų veda, taip gaunasi, nes mes... Aš kai ieškojausi, kur kraustyti, aš padariau Facebook'e postą. Ir Milda man pati pirmą parašė. Sako, aš irgi ieškausi, gal nori pasidalinti informaciją, kur tu radai, kur kažkur tai buvai, nebuvai. Ir tada aš susiskambinau su juo nežinodama, kad tai yra jis. Ir atsimenu, padėjau ragelį ir sakau draugam, nu kaip maloniai bendravo, nu čia nebūtų mano pirmasis meet cute. Ir ateinam žiūrėti butą ir jis atidaro duris. Išlendam per balkoną ir žiūriu, stovi ir galvoju, paskui susitinkam, sakau, klausyko, kartais mes, nerašėjai tu man kartais per Facebooką, sako, jo, rašiau. Tai va. Tai va. Čia mūsų pirmas aklas, neaklas, trečias pasimatymas gausis, ne, man atrodo. Aš tai matau taip, kad tau nepavyks manęs užgaustinti, nes tai prasme. Nepabėgu nuo likimo. O dabar metas mūsų ypatingai užduočiai išlaidos draugo Seili eSIM. Įsivaizduokite, kad kartu vykstate į svajonių kelionę į užsienį. Seili pasirūpina, kad turėtumėte internetą bet kurioje pasaulio šalyje. Jūsų užduotis per 3 minutes susitarti, kur keliausite, ką būtinai norėtumėte aplankyti ir kokią nuotrauką iš ten pirmiausiai keltumėte į socialinius tinklus. Ar pavyks greitai rasti bendrą viziją? Nu, aš turiu 2 variantus. Kol dalyviai tarėsi, visiems, kurie ruošiasi keliauti, primename, su Seili eSIM internetas veikia daugiau nei 200 vietovių. Jokio galvos skausmo dėl roamingo mokesčių ir SIM kortelių įsigijimo. Atsisiųsk Seili programėlę, naudok kodą 90 kioskas ir gauk 15% nuolaidą savo pasirinktam planui. Gerų kelionių. O dabar klausom dalyvių verdikto. Sietlas, grandžo ištakos, muzika. Rištum su muzika viską, ne? Taip, arba... Galima būtų Amerikoje daryti road tripą su tais spotais, kur muzika tam tikra kyla. Detroitas. Va, visi iš tiek. Džiazas, iš kur visas... New Orleans. Va. O kaip dėl nuotraukos? Selfis iš Kadilako, dykumoj. Selfis iš Kadilako. Tai man atrodo easy. Tinka, ne? Tinka, čia ilgai galvoti, bet nereikia.